Šiandien mėginu panaudotą Subaru Legacy Outback. Sakysite, pinujus automobilis, tačiau iš tikrųjų jis nuvažiavęs jau kiek daugiau negu 160 000 kilometrų. Na, tai lietuviams komfortiška riba. Per tą laiką jis matė ir šiltą, ir šaltą. Taigi kaip jis atrodo po šitiek kilometrų? Panašu, kad tie keli metai ir 160 000 kilometrų didelės neigiamos įtakos automobiliui nepadarė. Jis vis dar solidus ir tvirtas savyje, turintis vos vieną kitą randelį. Bet tai natūralu, nes Outback nėra tipinis prabangus automobilis. Nors tai Subaru flagmanas, jo geriausia savybė yra negausybė komfortą užtikrinančių prietaisų, o pravažumas. Šių automobilių vairuotojai nebijo nusukti nuo patogaus asfaltuoto kelio ir pasimarūdyti purve. Būtent tam šie Subaru skirti ir būtent tai jis atlieka neprikaištingai. Jeigu kalbėtume apie Outback universalumą, tektų pripažinti, kad jis nėra toks universalus, kaip atrodo. Važiuojant asfalto vingiuotų kelių sportiška prigimtis iš automobilio išgaruoja labai greitai. Dėl aukštos prošvaisos kėbulas svyruoja, todėl jautiesi nejaukiai, o sunku dizelinį variklį laikantis priekis, linkęs lysti ir to nekompensuoja visų varančių ratų pavara. Visai kas kita, kai jis nuvažiuoja nuo kelio. Atrodo, kad ant žvyro automobilis jaučiasi stabiliau ir maloniau nei ant asfalto. Važiuoklė lengvai sugeria nelygumus, vairo mechanizmas suteikia daugiau informacijos, o visi varantys ratai atskleidžia savo privalumus. Jeigu tai būtų BMW, Audi ar Mercedes, sakytume paradoksas, bet Subaru atveju viskas yra taip, kaip ir turi būti. Maloniausia šioje vietoje, jog automobilis važiuoja nesiožiuodamas, važiuoklė negergžda ir nesidaužo, salono apdailos plastikas nesiskundžia duobėmis. Ieškodami naudoto tokio Subaru galite rasti variantų už patrauklę kainą, tačiau tikėtina prie jo bus prierašas variklio defektas. Tai gali būti arba lūžęs alkūninis velnas, arba prasukti įdėklai, bet kokiu atveju remontas nebus pigus. Subaru iki 2008 metų neturėjo dyzelinio variklio. Neturėjo, nes nebuvo iš ko pasiskolinti, kadangi japonai užsispyrė ir norėjo tik opozicinio variklio. Pasirinkimo nebuvo, o rinka dyzelio reikalavo. Todėl Subaru sukūrė savo dyzelinį opozicinį variklį ir davė jam Diesel Boxer vardą. Visuose modeliuose, kuriuose buvo montuojamas, jis identiškas – 2 litrų darbinio tūrio su turbina ir 150 arklio galių. Tiek pakanka, kad Outback važiuotų užtikrintai, bet šis tas kliūva. Visų pirma, tai smarkiai juntama taip vadinama turbo duobė. Jungiant aukštesnę pavarą, variklis prisnūsta ir atsibunda tik perlipus 2000 sūkių per minutę ribą. Nekomfortiška ir sankaba. 6 pavarų mechaninė greičių dėžė tiksli, bet sankabos pedalas labai kietas ir važinėjant mieste ilgainiui koja gali paskausti. Automatinis pavarų dėžės prie dizelinių variklių Subaru pradėjo montuoti tik visai neseniai, tad tokio naudoto varianto paprasčiausiai nėra. Grįžkime prie lūžtančių alkūninių velenų ir įdėklų. Tai rimti gedimai, kurių pašalinimas gali kainuoti sumą su 3 nuliais. Blogiausia, kad kol kas taip ir nėra aišku, kodėl taip nutinka. Vieni sako, kad dėl netinkamos variklio alyvos, kiti kuria teorijas apie netinkamą metalą, tretiems sukasi mintys apie variklio nenorą dirbti aukštais ūkiais. Kadangi vienos tiesos nėra galimybės ir tiksliai žinoti, kaip tokių gedimų išvengti. Galimybė išvengti dizelinio variklio gedimų egzistuoja nebent tuo atveju, jeigu rinksitės benzininį variklį. Tuomet problemų dėl patikimumo bus mažiau, bet turėsite susitaikyti su didelėmis degalų sąnaudomis. 2,5 litro variklis su 170 arklio galių vidutiniškai siurbia 11-13 litrų benzino. Dar galingesnis 3,6 variklis su beveik 260 arklio galių gali pareikalauti ir 15-16 litrų. Outback taip pat galima rinktis su 6 pavarų mechaninė, 5 pavarų automatinė arba be pakopė CVT pavarų dėžė. Visi išvardinti variantai patikimi. Outback iš prigimties yra laukinis, tačiau ragavęs civilizacijos, čia jauku ir patogu, todėl nesvarbu, ar važiuosite po pelkynus ar į žvejybą, šis automobilis užtikrins komfortišką kelionę. Outback viduje sumaišytas sportiškumas ir prabanga. Odinės sėdynės patogios ir turi puikų šoninį prilaikymą. Nekreipiant dėmesio į nedidelius odos įbrėžimus, sėdynės galima pagirti, kad jos neišdėvėtos, jose sėdima kaip naujose. Akimis skenuojant interjero apdailos elementus, akis užkliūva tik už plastiko ant vairo, kurio dažai šiek tiek apsitrynė. Tačiau tai viskas, prie ko galima prikibti. Tačiau galbūt prie Outback techninės būklės prikibs mūsų draugai servisas RDL. Jie plačiau papasakos apie šių automobilių dažniausius techninius gedimus.
Šis automobilis, kurį tikrinam, tikrai yra prižiūrėtas. Matosi, kad ką tik atliktas aptarnavimas jam priklausantis ir gedimų jokių neradom. Galima paminėti šiaip tokius negerus dalykus apie tą būtent dizelinį variklį ir teko susidurti tiek su alkūniniu velinu, jis lūžta, taip pat prasisuka indeklai ir taip pat būna problemų, kaip ir dažnam dizeliniui varikliui su kietųjų dalelių filtrų jis kišas. Šiuo atžvilgiu aš manau, kad tikrai geriau rinktis benzininį variklį Subaru būtent ir tiek, kad jis nebus ekonomiškas, bet patikimumo atžvilgiu jis bus tikrai patikimesnis. Subaru garsėja savo visų varančių ratų pavara. Čia mes galime ją pasitikėti, ar taip pat yra kažkokių tai subtilybių? Tikrai šitą galim pasitikėti, čia nuolat bus varomi ratai būtent Subaru. Bėdų galbūt galima pasakyti, jeigu agresyviai labai važinėsi su automobiliu, tai su pusašiais gali būti problemų išlysti. Ir taip pat galima prie to pačio dėl mechaninės dėžės, kad smagratį reikės dažniau keisti, jei agresyviai važinėsit, o jei vairavimas jūsų normalus, tvarkingas, tai ir šito išvengsit. Nekyla su elektroniniam sistemom problemų, nebent galima būtų galbūt įvardinti rankinį stabdį, tai atsiranda problemų su varikliukas. Jei automobilio ieškot būtent 4 varomais ratais ir tinkančių šeimai, bet ir tinkančių žvejybai automobilio, tai aš manau, kad Subaru bus geras pasirinkimas. Prieš renkantis Outback reikia gerai pagalvoti, ar rizikuoti ir ieškoti variantų su dizeliniu varikliu, ar rinktis patikimesnį benzininį. Taip pat verta pasvarstyti, kiek šio automobilio galimybių ketinate išnaudoti. Važinėti šiuo automobiliu tik asfaltuotų kelių nėra prasmės, tuomet geriau rinktis paprastą Legacy. Tebūnie jau apsisprendėte, bet dar neskubėkite, ypač jeigu kišenėje neturite bent 10 000 eurų. Tai mažiausia suma, kurią teks paskirti automobilio pirkimui. Draudimui gali tekti paieškoti dar 23 eurų per mėnesį, nes tokį pigiausią pasiūlymą radome m.edrauda.lt pagalba. Trumpai tariant, Subaru Outback patikimas ir net po kelių metų eksploatacijos įvairiais keliais nesudėvėtas automobilis. Nesitikėkite iš jo prabangos, tačiau jeigu jūsų lūkesčiai susiję su pravažumu, jis nuvilti neturėtų.